O tu ar pastebi ženklus? Ši spiralės istorija yra skirta žmonėms atvėrusiems savo sąmonę. Tad kas netikite ženklais, galite skrolinti toliau. Mano gyvenime buvo daug pokyčių, kai viskas absoliučiai keitėsi. Kartu keičiausi ir aš, ir žmonės, kuriuos laikiau draugais, tiesiog turėjau paleisti ir priimti viską taip, kaip yra. Taigi likau viena. Žinojau, jog niekas nebeateis ir neišgelbės. Turėjau ieškoti išeities, kurios atrodė nėra. Vasarą, eidama į parduotuvę, pamačiau spiralės ženklą. Parduotuvėje man reikėjo pirkti kanceliarinių prekių. Prieėjusi iškart pamačiau vėžliuką, kuris beje irgi mano ženklas. Ant jo buvo spiralė. Vėžliukas su spirale įsidėjau į pirkinių krepšelį. Nuo tos dienos jos atsirado visur. Pradėjau matyti, kad jos ant mano namų sienų kaip dekoracijos, užuolaidų karnizai. Kur tik ėjau, ten buvo spiralės. Ant pastato sienos prie vaiko mokyklos, net vaiko klasėje, filmukuose, kuriuos žiūrėjome su vaikais, visur. Darželyje ėjau į grupę pasimti vaiko ir tiesiai prieš duris buvo užrašas: tu nesi vienas, su tavimi yra dangus. Ir gale nupiešta spiralė. Ta diena supratau, kad ir kas nutiktų, kad ir kokios sunkios situacijos bebūtų, tu nesi vienas, nes turi tikėjimą, turi palaikymą iš aukščiau, turi vedlius, turi protėvius. Galbūt ir tave tai įkvėps pastebėti ženklus ir priimti tai, kad mes nesame vieni.